aš esu Delfinas iš Žeberklų. Ačiū, kad kaip visada prijungėte prie mūsų. Žiūrėti, kamerava! Labai gerai suvalyti klubas. Va taip. Taigi, aš, Gudobelė Karčioji iš LRT televizijos, esame sostinės dienose. Ir tarp visų šių puikių menininkų ir visokių prekeivių ir visokių oi, mes sutikome labai garsią personą. Mes ją pažįstame asmeniškai netgi, nes jinai ilgus metus dirbo ir vis dar dirba mūsų televizijoje. Tai yra Algimantas. Algimantai, ką jūs čia veikite? Taigi, mes turbūt patys apžiūrėsime, nes jis turbūt per šitas visas dienas labai daug jau šūkavo ir rekomendavo savo prekes, be abejo. Tai truputėlį, man atrodo, prasireikia. Va, čia kavutė tokia, visada graži. Va, taigi, pasižiūrėkite, koks įdomus prekystakis. Bagažinė. Labai įdomu, Algimantai, labai įdomus sprendimas, toks netradicinis. Ir štaigi čia mes matome, žiūrėkit, o dieve, kelionės reikmenys. Pažiūrėkit, man gal visai būtų nieko, va toks va, tuoj reportažą baigiam ir prie jūros. Oi. Nu gerai. O, žiūrėk, o čia normaliai, o kainas po Algimantai iš viso, kodėl tu pardavinėjai? Tau neužtenka kažko LRT? Nu, nesuprantu, nu kaip manot žiūrovai? Žiūrovai, ką manote? Nieko nemanote? Nu nieko. Gerai, nu tai žiūrėk, Algimantai, aš imu, mes kadangi vienoj televizijoje dirbam, atskaitysim, gerai, aš tu pervesiu pinigėlius, va, linkiu sėkmės, geros prekybos, va, iki, pamojuok, nieko, ačiū, viskas, važiuoju prie jūros. Sveiki iš sostinės dienų tiesioginio reportažo. Šiandieną mano meniška siela yra labai laiminga, todėl kad gali jums tiesiogiai pranešti tai, kad šiose sostinės dienose buvo visko, ko jūs nesitikėjote. O ko man labiausiai reikia? Man, tokios meniškos sielos dūšiai, reikia skrybėlės. Ir šiandieną aš atėjau prie tokio netikėtai vienišo žmogaus, kuris jaučiasi, matyt, labai laimingas, nes teliko kelios skrybėlaitės jo ant prekystalio. Aš norėčiau pakalbinti šią puikią skrybėlaičių pardavėją, kuri galėtų man galbūt rekomenduoti šitą mano galvai. Sveiki. Aš nesu tikra, ar nenori. Mes gal pasižiūrėkime į jūsų prekes. Ar galime? Bet aš nenoriu su ja šnekėti. Labai pikta. Gerai, pasižiūrėkime, ką štai ši ponė parduoda, kokias skrybėlaitės, galbūt išrinksime kažką tokio gero kaip ir man, kaip ir ji turi. Labai gausus skrybėlaičių toksai pasirinkimas, matyti iš naujausio madų katalogo. Ir aš renkuosi visgi, norėčiau paklausti, kiek kainuoja šita, ar geras biznis, jo geras biznis. Klausyk. Varom, bėgam, viską paliekam čia, nes labai piktai žiūri. Gerai, aš perku šitą, ačiū, labai geras sostinės dienos, labai geras. O dabar reportažas iš sostinės dienų. Yeah.
Arias fantasia, mutashi uta dure kirirada mua. Yana shibo tu kuriashi muko. Ele taimota ukadar shibo muraturi shigore otida. Iki supratome, jam čia labai patinka ir jisai ieško žmonos. Iš tikrųjų ieško žmonos. Ką galėtumėte pasakyti apie atgajos maistą? Šios važintins valstybėn, savati, kad tai netaraš. Das Wiedens schwatzen jeder Stasen. Der Schlafwasser schwinden als Schwatzen. Nein, nein, nein. Mutashimoka. Nakaimachi kutashi. Ui. Tiek iš sostinės dienų Vilniaus atgajos. Reporterė Indrė ir svečias iš Kinijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Ačiū. Sveiki visi! O dabar dienos įvykiai Stop kadre! Po 8:15 ant lieptelio prie laužo joga su Marija. Ačiū už jūsų dėmesį. Atsisveikinau aš, Viščiukas su Dalgiu ir Delfinas su Žeberklu.